Kuris laikas nefilmavau. Tai nemažai buvo padaryta darbų, tai parodysiu šiek tiek. Sienos visos buvo nuglaistytos vieną kartą, tada su žirafa viską nušveičiau, tada buvo nuglaistyta dar kartą, užtaisytas visas skylutes, tai dabar vat, yra tokių pataisimų, šlifuosim dar kartą. Langokraščiai suformuoti. Apsitvarkyta, aišku. Viskas pernešta į vonę, čia irgi švaru, gražu. Čia išsisvirks, bus dar daug dulkių, tai prašlifuosim ir bandysim, nežinau, šiandien pavyks, nepavyks patriukšmaut. Jeigu kaimynai nepyks, gal biškį prasišeisim. Turiu aparatą pasiėmęs šitus slenksčius iškilusius, nes grindys pakankamai lygius. Ir tie slenkstukai nelinkus. Čia irgi špakliuota, šveista, špakliuota, hidroizoliacija pratepta. Čia. Nesupratau, kas čia buvo. Turime jau baltas sienas. Dar nudažyta tik pirmus sluoksniai, todėl matos kažkur gal plėmai visokie, bet šiandien dažysim antrą, bus baltos. Šiaip rezultatas tai idealiai. Dažai labai gerai dengiasi, kaip profesionalai. Dažas stop, galite pažiūrėti čia blizgą. Šio vakaro darbas. Sienos nudažytos antrą sluoksnį. Pakabinam radiatorių. Toliau atsižymėjom antrą radiatoriaus vietą. Jau nebegręšim, nors tai greitai, bet jau gan vėlu, kad kaimynai nepyktų. Čia taip pat nudažyta. Čia spinta statytis, jis net nedažė. Čia labai ką rodyti, tačiau parodysiu atsiminimui savo, kad būtų šitas 25 vienetai. Vienas pokas per lengva, du jau per sunku. Į 4 aukštą. Dviese. Vakar vakare po darbų parsivežėm grindis. O šiandien jos jau yra. Aš persiskaičiau net ne biškį, o 5 pokai. Tai gerai. Prašau. Gražu.
Šiandien sekmadienis, atvažiavau porai valandžikių pabandyti surinkti ir pasižiūrėti, kaip atrodys, kaip čia gausis. Su virtuvė viskas aišku, čia kaip ir indaplovę norėjau daryti 60 cm, nors pilnai čia pakaks ir 40 kalbėjom, bet 60 taip ir nedarysiu, nes čia labai jau toks dar 20 cm, labai tarpas gaunasi toks per mažas. Tai va, 40 cm palikta indaploviai, kriauklė, orkaitė, prieskonio stalčiukas, šaldytuvas ir surinkau savo, dar be kojelių, bet vat maždaug taip atrodys. Tai tikrai gan plati kriauklė, kaitlentė, jeigu čia mažai vietos, visada bus galima čia nais čiuk jaust. Tai va, taip atrodo. Labą vakarą. Pradėjau dėti plyteles. Ne pirmą kartą dedu, bet toks savamokslis, tai galiu pasakyti, kad matosi. Su pirmom dviem buvo tragedija, galvojau, ką aš čia darau. Paskui truputį gudraut pradėjau, tai kaip ir nieko.